Tai gerą dieną, jaunimas. Senai buvau išlindęs į eterį. Vasara kalta. Orai buvo labai geri, tai nesisekė išjungti holiday režimo. Šiandien peržvelgsim nemažai grafikų, naujienų, skirsim šiek tiek dėmesio RVN ir parodysiu, koks laukia sekantis kripto tripas. Tai 3-4, važiuojam. Šią vasarą BTC sukinėjasi aplink 58 tūkstančius ir memai kuriami būtent aplink šį skaičių. Kažkas net lipdukus ant automobilių darosi. Šiuo metu esam nukritę iki 55 tūkstančių ir baimės godumo indeksas rodo ekstremalią baimę. Visai nebloga kaina, sakyčiau, būnant toje baimėje. Prieš gerus pusantrų metelių su tokiais indekso rodikliais laikėmės žemiau $20 000 už vieną BTC. Top 10 raudonuoja ir didžiausią kritimą demonstruoja Toncoinas. Įsijungiam aptartą RVN tokeną ir rezultatas nekoks. Po all-time high ties 36 centais nusirideno kaina iki 2 centų. Vėliau laidelį grįšim prie šito projekto. Naujienas pradedam nuo mėnesinės Bitcoin kainos lentelės. Iš 3 vasaros mėnesių tik Liepa parodė teigiamą rezultatą. Rugpjūtis užsidarė su -9%. Ir dabar esam pačiam istoriškai raudoniausiam stulpelyje. Rugsėjais per pastaruosius 10 metų, nuo 2014, turėjo tik 3 žalius užsidarimus. Daugelis patarinėja, kad dabar svarbiausia išgyventi Rektember ir sulaukti spalio mėnesio, kuris nuo 2014 metų tik 2 kartus buvo nusidažęs raudonai. Planas paprastas – pramedituoti rugsėjį, nes spalis ir lapkritis istoriškai būna kylantis mėnesiai, plus Amerikoje rinkimai lapkričio pradžiai, po kurių anksčiau irgi kildavo visi grafikai aukštyn. Toliau grafikėlis rodantis, kad bendras aktyvių adresų skaičius Bitcoin tinkle 2024 metais pasiekė naujas žemumes ir yra toks pat kaip prieš 3 metus. Aktyvių adresų skaičiaus mažėjimas rodo mažesnį bendrą aktyvumą Bitcoin tinkle, tai yra atliekama mažiau sandorių. Bet mažesnis aktyvumas tinkle paprastai reiškia mažesnį kainos šokinėjimą, o tai gali lemti kainos stabilumo laikotarpius. Bitcoinas jau maždaug 180 dienų prekiauja sideways intervale, kuris svyruoja nuo 71 iki 50 tūkstančių $. Kai kuriems investuotojams aktyvių adresų ir kainos sumažėjimas gali būti vertinamas kaip galimybė įsigyti Bitcoin, tikintis būsimo pakilimo. Dar nekokia naujiena, kad Bitcoin ETF-ai rodo didelius nutekėjimus ir jau 7 iš eilės prekybos dienos yra raudonos. PVZ vakar buvo parduota ETF-ų už $211 milijonų. O Ethereum statistika atrodo labai negražiai, tik 9 žalios dienos nuo paleidimo. Aišku, viskas atrodytų stipriai kitaip, jei tame reikale nedalyvautų Grayscale, kurie iš senų senovės prisipirko mažom kainom BTC ir ETH. Toliau vienas analitikas iš Bitfinex trimituoja, kad palūkanų mažinimas trumpuoju laikotarpiu Bitcoin kainą gali numušti net iki 45 tūkstančių rugsėjo mėnesį. Bet prideda, kad ilguoju laikotarpiu jie vis tiek lieka bullish dėl Bitcoin. Kiek daug tų spekulacijų ir pašalinio triukšmo, paklausai vieno, nori longinti su svertu, paskaitai kitą, siūlo shortinti, taip ir apdegi treidindamas. O geriausia hodlinti ir prisimerkus stebėti visą tą triukšmą iš šono. Jungiame SIX-ą, o čia Sailoras garsiai ir deklaruoja, kad yra pasirinkęs tvirtą hodlerio poziciją ir smaginasi įsikeldamas AI-aus patobulintas nuotraukos į savo paskyrą. Reikia nepamiršti, kad jo MicroStrategy neužilgo ruošiasi nusipirkti BTC už $2 milijardus, kas dabartiniam kainom gautųsi apie 36 tūkstančiai oranžinių monetų. Kita naujiena, kad Mastercard paleidžia non-custodial kripto debetinės korteles. Jų korteles priima virš 100 milijonų vietų visame pasaulyje. Labai puikia naujiena. Bėgam toliau per postus. Rugpjūčio mėnesio raudona meškų nuotaiko žvakė užsidarė žemiau kovo, balandžio ir gegužės mėnesio nustatytų lygių. Taip pat žemiau nei viena iš 2021 metų mėnesio žvakių. Bendras vaizdelis neatrodo gerai. Tik priminsiu, kad trumpuoju laikotarpiu. Sekantis XO postas skaičiuojantis, kad per pastaruosius metus viešųjų bendrovių skaičius, kurios turi Bitcoin, išaugo 40%. Dabar net 52 iš jų į savo balansus įtraukė BTC. Prieš kelis metus nebūčiau sutikęs atlikti statymą, kad čia pamatysim ir BlackRock logotipą.
Kažkodėl didelės kompanijos stabiliai perka ar kasa ir laiko pagrindinę kriptovaliutą nesibaimindami dėl kažkokių analitikų prognozių su kritimais ten 15–20%. Toliau mano mėgstamiausi raketiniai grafikai. Kažkas ieško stipriai atzoomintų kainos judėjimo panašumų su prieš tai buvusiais skrydžiais. Labai gerai pamenu, kada per bear marketą dariau laideles esant kainai čia kažkur aplink $20,000 ir teko giliau paieškoti rimtesnių grafikų, kurie prognozuodavo ateinantį augimą. Ir tie, kurie darė DCA, stipriai susimažino savo pirkimo vidurkį. Šiais laikais visi nori visko labai greitai, bet juk viskam reikia laiko. Taigi šis postas pirštu rodo į dabar esančią boring zoną ir apie neužilgo pasirodysiančią banano zoną, kurioje kaina stipriai šauna į viršų. Ar šį kartą bus kitaip? Niekas nežinom. Pagyvensim, pamatysim. Visi laukiam bullruno fejerverkų, bet iš kitos pusės žiūrint į dėdės Warreno Buffetto indikatorių, tai atrodo, kad atrieda atidunda didelė krizė. Nes ne pirmas kartas, kai jie vis nusimeta akcijas ir laukia didžiulio kritimo, kad galėtų apsipirkti labai gerom kainom. Pakilus Berkshire Hathaway akcijų kainai, jo kompanija dabar prisijungė prie $1 trilijono vertės klubo. O vakar atliko dar vieną Bank of America akcijų pardavimą už $760 milijonų. Jie stipriai eina į kešą ir berods jau turi sukaupę apie $280 milijardų. Oho, kokia sumelė. Infliacija tą sumą stipriai valgo, bet Warrenas kaip visad žino kažką daugiau, kad taip užtikrintai didina grinųjų pinigų balansą ir pasiekė lygį, kuris buvo tik 2004 metais. Ir iš tikro čia yra geras pavyzdys, kaip viskam reikia laiko. Nuo 1955 metų jo kompanijos akcijas padarė šiek tiek virš 18,000 X. O dėl ateinančios krizės savo nuomonę galite parašyti komentaruose. Toliau, RVN eilė. Aš pats dar jo nepalaidojau, darau DCA ir mažinos vidutinę pirkimo kainą. Tikiuosi, kad pavyks kažką išpešti, nes kantrybės turiu labai daug. Nors jeigu su šituo sudegsiu, tai bus paskutinis mano pirktas altcoinas. Skaitinėjau šiandien jų grupiai daugiau, parsisiunčiau appsą, importavau savo walletą, persisiunčiau iš Maxi kažkiek coinų, viskas gerai veikia. Komanda visą deklaruoja, kad jie nėra tik kripto projektas ir nesifokusuoja į tokeno kainos užpompavimą. Kaip supratau, banginiai ir ankstyvieji investuotojai stipriai nuvertė kainą, nes kompanijos plėtra ir partnershipai eina pagal planą. Viena paskyra padarė šiokią tokią apžvalgą su įvertinimais, bet man įdomiausia eilutė, kad pakilus kainai iki 25 centų, net ne iki all time high, gautųsi apie 10x nuo dabartinės kainos. Atrodo visai įmanoma. Aišku, 10x žemyn irgi yra įmanomi. Bendruomenė tikisi teigiamų pokyčių po Singapūre vykstančios Token 2049 konferencijos, kurioje prognozuojama apie 20 000 dalyvių. O tarp žymių speakerių bus ir Solana founderis, Binance dabartinis CEO, Edwardas Snowdenas ir Vitalikas, kuris pagaliau susirado merginą. Taip pat ant scenos savo laiką turės ir Rowan Energy CEO Davidas. Na, toks lengvas update'as, kiekvienas sprendžiam pats, ar verta veltis, nes kaip ir sakiau, kripto rinkoje jokių garantijų nėra. Kita naujiena apie garsiai pasaulyje nuskambėjusių Telegramo CEO Pavelo Durovo areštą. Šiandien pasirodė pranešimų, kad bus galima pažymėti neteisėtą turinį privačiuose pokalbiuose, kad programėlės moderatoriai galėtų užmesti akį. Pamenu, sekančią dieną po areštą po internetą pasipylė visokiausių versijų, kaip PVZ, kad dabar atims iš jo tą telegramą, nes Europa neturi savo messengerio, ar kad jo suėmimas buvo numatytas Telegram planuose ir koks veiksmų planas turi sekti po to. Vieną versiją suėmimo dieną pasidalinau ir uždaroj mūsų grupiai, kurią ir paskaitysiu prie tą pačią. Sąmokslo teorijų šalininkai sako, kad tai žvalgybos tarnybų sugalvotas spektaklis, siekiant užtikrinti naudotojų saugumą platformoje ir pavaizduoti nepriklausomų socialinių tinklų kovą su sistema. Taip siekiama į Telegram privilioti kuo daugiau blogiukų, kad juos būtų galima lengviau stebėti. Jei ši versija teisinga, Pavelą Durovą greitai išvysime laisvėje. Visi šie įveikiai stipriai atsiliepė ton kainai, kuri beveik nuo $7 nukrito iki $4,5. Beje, duris į privačią grupę Discord'e atsidarys jau ant dienų. Užsukite Telegram grupę, į kurią pakvietimą paliksiu aprašyme, nes ten pranešim apie startą su limituotom vietom. Toliau dar keli grafikai. Ir šitas rodo, kiek kelio esam nuėję po halvingo.
Po 2016 ir 2020 metų halvingų taip pat buvo toks boring metas, kai kaina buksavo vienoj vietoj. Ir paskutinis grafikas šiandienai iš Google Trends. Bitcoin paieškos pasaulyje per pastarosius 5 metus. Stipriai pirmauja Salvadoras ir Nigerija tarp šalių. Šiuo metu skaičius rodo 18, o 100 buvo 21 metų pavasarį, kai BTC pirmą kartą perlipo $60,000 ribą. Dabartinis lygis atrodo labai žemas ir iš traderių pusės pasibraižius čia porą linijų su palaikymais atrodytų visai neblogas užėjimo taškas dabar. Pabaigai Amerikos skolos skaičiuotuvas. Dabar skola viršė $35 trilijonus. Ir paskaičiavau, kad 1 milijonas atsiranda per maždaug 31 sekundę arba 116 milijonų per 1 valandą. Kosmosas. Vienam mokesčių mokėtojui dabar tenka apie $270,000 skolos, o procentai už skolą rodo 936 milijardus ir neseniai aplenkė armijos biudžetą. Bet kol kas ši suma yra beveik dvigubai mažesnė už sveikatos apsaugą. Čia yra toks stebuklingas mygtukas, kuris gali nukelti į 2028 metus ir skaitliukams sukantis tokiu pat tempu parodo, kokie skaičiai bus už 4 metų. Skola artėja prie 47 trilijonų. Vienam mokesčių mokėtojui tenka jau 330,000. Skolos aptarnavimas jau viršijo 4 trilijonus ir po gero pusmečio dvigubai aplenks sveikatos apsaugą. Ne kažką. Todėl ir toliau visiems siūlau domėtis bitkoinu. Ir tą progą kviečiu į spalio 9-10 dieną Amsterdame vykstančią didžiulę Bitcoin konferenciją, į kurią gavau media bilietą. Organizatoriai išrašė atskirą nuolaidos kodą kripto mėnulio bendruomeniai su -10%. Linką paliksiu aprašyme. Jei kažkuris gyvenat netoliese, tai dalyvavimas privalomas. Tarp kalbėtojų bus ir Juliano Assange'o nuotaka ir charizmatiškasis Jackas Malersas. Bilieto kaina paprastam piliečiui 210 eurų kol kas, banginiui 3000. Na, vasara baigėsi, kimbam į darbus, laukiam raketos, gaudom naujus kripto trendus, bet pradžiai palaikinam šį video. Tikiuosi, kad senai girdėta naujienų laidelė patiko, iš mane šiandienai bus viskas, iki kito karto ir bye bye.